Ok, šiandien vlogą pradedam ne iš mašinos, o jau esam trasai. Varom registruotis. Kol kas turim baisiai gerą orą, bet prognozės žada lietaus. Šiauliuose čia turim tokį truputį kaip ir molį, kaip ir... Ką žinau, ką mes čia turim, bet žodžiu... Jo, jeigu užlies vandens, tai bus reikalų. Tai meldžiam lietaus dievams, kad neužlietų vandens. Ir ką? Ką žinau, ką tik atvariau, varom registruotis. Prasysim techą, tada gal kažką daugiau pašnekėsim. Čia stovi žmogus, kuris gali labiausiai nuliūdinti jūs varžybų dieną. Tai jeigu važiuojat su kiauru išmetimu arba tuščių bakelių, galit nepraeiti techą. Blogasis dėdė šiandien nenubaudė, garsą prasėjom ir ką, realiai už valandėlės kvalifikacija prasideda. Tikėkimės bus gerai, bet po truputį neaukės. Jau važiuoja vaikai kvalifikaciją, tai neužilgo ir mums. Laukiam, esam pasiruošę. Kas čia per cigaretės prieš važiavimą? O kas čia filmuoja? Sakykite, rūkymas kenkia jūsų sveikatai? Ne, visiškai. Ne? Man tik padeda. Tik padeda? Tik padeda, jo. Jaučiukai prasivalo? Taip. Kvėpuoti lengviau, visą kitą. Kokie šiandien tikslai? Pirmi? Pirmi? Taip, aplenkti tave. Gerai. Gerai? Gerai. Jeigu ką praleis, gerai? Gerai. Gerai, ką mūsų viršininkai, kirų atstovai? Viršininkai ką tik atsikėlė iš... Ką tik atsikėlės, kokios nuotaikos šiandien? Be lietaus kol kas. Be lietaus? Bet bus. Kaip nusteikęs savo važiavimui su keturračiu po pietų? Finišuot šiandien. Finišuot? Gerai, o važiuosi su galinguoju ar su lėtesniu? Jo, su hybridu važiuosi. Su hybridu? Su hybridu. Pusiau elektra? Jo, pusiau elektra, hybridas. Supratau, pakalbinkim vadovą, kaip šiandien nuotaikos, kaip išmiegojom? Sunkiai. Sunkiai? Labai odų daug. Aha. Žmona knarkė. Neleido miegot. Reikės sakyti, kad pasitaisytų, ne, kitam kartui? Jo. Okay. Tai va, žodžiu, visų nuotaikos geros. Laukiam važiavimų ir pažiūrėsim, ar po važiavimų nuotaikos vis dar bus geros. Važiuojam į starto treniruotę ir į kvalifikaciją.
Tai užbaigiam kvalifikaciją. Savo klasėje esu antras. Tai turėsim gerą starto poziciją. Ir ką? Atėjo tas, ko labiausiai nelaukiam. Tai pradėjo neblogai lyt ir rodo, kad lys dar stipriau. Tai tikėkime, prognozės meluoja. Nes jeigu prilis šita trasa, čia toks molis, baisiai slidus, tai bus reikalų, bus krešų ir apskritai šūdas bus. Gerai, žodžiu, žiūrim, kas čia bus. Žodžiu, laukia vis dar belekaip lyja ir jau reikia važiuoti link starto, tai 10 minučių ir turėsim pirmą važiavimą. O realis tai baisiai ne kažką, bus slidu. Žodžiu, trasui belė koks muilas, tai nežinau, važiuosi startas, tai iš vis pirmas posūkis bus kosmosas. Žiūrėsim. Bandysim. Tai žodžiu, kad nebūtų neįdomus vlogas, nerodysiu tiesiog vientiso važiavimo ratas po rato, o parodysiu, kokios klaidos mane stabdė. Tai žodžiu, čia posūkis kažkas jau nukritęs ir švyst mane į šoną ir vos išsilaikiau ant moco, bet važiuojam toliau. Ir tai jau pirmoji didesnė klaida antram rate. Ir čia važiuojam toliau, važiuojam link S raidės posūkių sekcijos, tai tramplinukas į apačią. Ir pirmasis eskės posūkis į kairę ir tuoj pat privažiuojam posūkį į dešinę ir iš po šito posūkio gazuojant čia mane jau sušvaistė ir spaudžiam link tramplino ir bam! Visiškai užmetė į šoną ir vos neįsitaškiau ant to moco ir šita klaida jau sukainavo mano pirmą poziciją, Aurimas Guiga pasinaudojo mano šito vos nekrešų ir mane aplenkė. Ir čia starto posūkėje vėl vos neužskridau skersas. Tai žodžiu, švaistė šonus visą važiavimą. Ir čia jau galvoju, reikia susikaupus šok trampliną. Parsibėgėjau ir neužlaužiau iš šoną, tai išsviedė iš trasos. Tai su tokiais nuotykiais ėjos visas važiavimas, čia pastabdžiau priekiniu ratu ir bam, turim kritimą ant šono, mocos ant kojos, bandom keltis, rankos lysta, viskas tešlino. Žodžiu, kosmosas, visas važiavimas, kažkoks nesusipratimas. Važiuojam toliau, turim vieną vėžę, pasivijau savo kolegą, kolega užgeso toj vėžėj. Vėl, kol išvažiavau iš vėžės, nu ir žodžiu, visas toks važiavimas, kažkokios nesąmonės. Eina, na. Jaus, varyk iš karto į plovyklą, Auris laukia, kol ten kamštis nesutraukė. Kur jis yra?
Čia tai molio fiesta. A tu filtrą turi atsarginį? Jo, turiu kitą filtrą, tai gali pūst kiaurai. Jo, gerai. Taip, tik tais. Uoba! Nes aš mačiau, kad tu važiavai priekį, paskui žiūri dingai kažkur. Nu, reik prikelt dar. Ja, biškis. Gal arba... Gerai. Žiaurus. Pirmas važiavimas žiaurus. Pareinu iš polovyklos, patį po kerkerių nuplovė, nes patai, tai nežinau, molio minimum po 5 kilų svėrė. Šiaip kaip nepavažiavau. Belė kiek vieną kartą nuslydau, vos išteivinau. Po to iš trasos išskridau. Po to ant šono nukritau į tas tešlas, pakeliu rankeną, kairė visa molina. Kosmosas. Einam maut šitą aprangą žemėn ir ieškoti, ką turim sauso. Nori papasakot kažką? Nieko nenoriu papasakot. Tešlainis. Tešlainis, visiškas. Tešlainis. Žodžiu, komanda pasirūpino mocais. Mocai vėl švarus, gražus. Ir tikėkimės, šį važiavimą nebus taip šlapia. Kol kas nelyja, bet debesis aplink tai tokie įtartini. Matysim, kaip bus, bet daug smagiau važiuočiau, jeigu būtų sausa. Žiūrėsim. Dar vienas važiavimas ir 24 metų motokroso čempionato sezonas bus baigtas. Stovim prie vartų, paskutinis važiavimas šiais metais. Pajudam. Kaip gerai vieta. Viskas, baigiam 24 metų Lietuvos motokroso čempionato etapus. Pavyko finišuoti antram. Širdeliai labai norėjau atvažiuoti antram važiavime pirmas, bet
pritrūko, žodžiu, yra kur stengtis, bet metiniai turėtų būti antra. Tai, žiauriai gerai. O dabar šokam į tą pelkę. Antroji vieta, 616 starto numeris. Domantas Virčas, mobilinėms Faktorai Klaipėda. Antra vieta. Ir užtikrintai pirmąją vietą iškovojo organizatoriai. Įteikia Dovas. Gerbėmiai, jūsų vyriausybė aplodismentai!